bukelius išmes. Rimantui dabar nuskilo gerai vieta ir jisai visiems sakė, užtenka ir man pačiam jisai, užtenka čia moterys valdo, sako, jau mums laikas vyram įsikišti, nes jūs šito pridarėte. Jis nuoga tik tai pasakė. Tai negi Kristina tokia o jau čia tą tai visi girdėjo. Ir visa partija, jisai jau visiems po biškį šneka ir jis kasas, jis nieko nedirba. Aš Kristinai sakau, tai ar jūs parodykite jo darbą, sakau, jis tik stovi ir laukia posto. Bet tu dabar jau O tai dabar galvoja, supranti, kad mes čia padarėm. Suokalbė Kristina galvoja, kad mes trysi? Jo. Nu jau jinai negalvoja ant to lapo, kad Švažas ir Ernestas ir visi, kad dabar mus jau čia. Bet manęs taip ilgai neparims. Visi Kiseliovas, visi matė, kas tą dieną vyko, kaip jinai šaukė ir kaip mus vadino durniais. Bet dabar jau mes to neekskaluokim. Dabar tu nuėjai kaip žmogus, nes neužsigando. Nesakyk, ką sakė, jeigu bus tarybos posėdis ir matysim, kad ant mūsų šoka, mes turim ką pasakyti. Jau kaip aš pasakysiu, tai nereikės nieko. Gerai, kad tas Kiseliovas ir Birutė buvo, jie neduos meluot. Tai neduos meluot, kaip buvo. Kad Kristina mus tada tikrai išdavė. O tai kaip palauk. O tai man dabar paskambint, jai pasakyt, kad Švažas čia nepadėtas, taip? Ne, tu sakė, su 9 valandą susitikti turi. Aš nežinau, ar aš eisiu su jie susitikti. Bet Vilma, nei prie ko skambik ne Švažas, prie ko dėtas. Vėl sakai šneka ir jos kuo mažiau įtarimų, kad mes bendraujam. Ar tu supranti? Jinai tau pakištą lapą ir paklausakys, kaip čia buvo su tuo lapu. Kristina, sakyk, taigi tu sakai, kad tu neini. Tai, kad tu užmiršai dabar. Kodėl sakai savo žodžių gynės? Kadangi tu neini, tu pinigų neduodi, tai sakyk, negaliu palikti žmonių ant ledo. Čia labiausiai jūs žydė, kad tu pasakai, kad tu vedi. Ir Ernestą visus. Nes vadinasi, yra blogai, kad jie mus nepašantažuos ir nepaleidė, supranti? Tu teisėjai esi pirmoji pavaduotoja ir dabar už tai reikia, tokių žmonėm reikia atsikratyti. Ir manim žydžiau, kad reikia atsikratyti už tai, kad aš nepasidaviau. Aš žinau puikiai. Čia tik tai, žinai, gražų žodžiai. Klausyti, o tai tu galvoji, kad jinai nori šitą Ernestą pastatyti į mano vietą? Jau Ernestą dabar atsirado, kaip aš sakau. Jau Ernestas man atrodo, nes Ernestas jau įsigando. Vinutė kelkis, nes Ernestas jau įsigando, kad mes šokom vieningai. O žodžiu, jinai tų žodžių, kad Ernesto reiks kuosme, kas būčiau, aš ne pirmą kartą girdžiu sako. Tai sako, taip dabar buvo, tai turbūt Jonas jau pasakys apie tuos žodžius, tai jie dabar jau suks, kad tokių žodžių nebuvo. Jonas sako, tai va, dar išgirdau, kad aš Ernestui partiją šaukti, kaip tada buvo šneka. Sako, nes Ernestas nepriklauso, tos partijos nenori. O kaip buvo, o jo žodžiai buvo. Ir man jisai pasakė tiesiai šviesiai, kad jūs nereikalingi, Kristinai. Geras. Žodžiu, bet dabar jau šitą viską turim dėtis į galvą, kad tai vyksta griniausiai mano užsispyrimas ir atsitraukimas sugardė jų planus. Griniausiai, kad aš pasakiau. O tai ką man dabar daryti? Nuvažiuok, jinai jau dabar nori kaip ir draugauti. Jinai, žinok, iš tikrųjų įsigando, kad tu paskelbsi viešai, kad čia nueisi į prokuratūrą, nes iš tikrųjų įsigando, nors neblefuoja, kad jai din. Aš iš vakar visą vakarą sakau, Kristina, mes visus gal neteisingai pasilgim. Sakau, aš ir galiu jūs atsiprašyti. Ir jūs, sakau, kažką jinai pasakė greitai, sakau, atsiprašau, jinai. Vakar jūs gera nuotaika, bet man atrodo irgi biški kali. Jinai visą, žinok, jau man užsibūdo į telefonas matyti, iš tikrųjų, jinai tu šnekėjo. Iki 11. Tai aš sakiau, ir jūs turite atsiprašyti manęs, kai čia dabar taip vadinat. Sako, atsiprašau, sakau, ir aš jūs atsiprašau. Na, žinai, visą laiką kaip per tokį, aš jau sako, Daiva, nesuprantu. Man visi šaudo sako, kad jūs mane norit nuversti. Va, matai, šnekėjom, jinai atsipalaidavo. Jis sako, aš tai netikiu. Sakau, Kristina, kad aš po rinkimų padedu visus savo regalijas, visus pavaduotojus, visus viską. Ir liekut eilinis narys, sakau, nes jau man tas bardakas, o jeigu kas nors moka geriau už mane dirbti, tegu dirba. Ir mano visi partiečiai pasakė, jeigu paliksi viską ir paliksi jų likimo valiai, tam Rimantui, kuris nieko nemoka iš viso dirbti, tai ta partija visai surs. Bet apie Rimantą nieko nesakyk, absoliučiai nieko apie Rimantą nesakyk. Kad jis čia puolė ir čia Rimanto su Jonu mintis, kad mes norim nuversti vien dėl Švažo rašto. Tai dabar va tą Švažo raštą, kaip nors jinai tau pakiš, sakai, Kristina, jūs sakyk užmiršot. Ar tu, jei tu sakai, nežinau, ar tu užmiršai, kad tu pati reikėjai kaukiai, kad tu nevesi partijos, nes tai ir pinigų. Daiva sakai pasakė, kad jeigu nėra pinigų, iš viso nenami Seimą, manau, tai tokie žodžiai buvo, tokie. Tai sakyk, kaip gali Daiva turėti kokių nors minčių, jeigu jis sakė, aš iš vis neinu į Seimą. Prie ko čia, ar nuverst, ar dar nenuverst.
Aš iš vis neinu į Seimą, sakiau, išvažiavau su paristais popieriais, jeigu jau nėra pinigų, tai mes neinam į Seimą. Aš visiems taip sakiau, neinam, ir viskas. Ir tau sakiau, bet tai vėl to švažų raštų, žodžiu, ponai padarė, žodžiu, du pešas trečias laimės laiką. Va tie sėdi pesliai, seniai. Ir pamatė Rimantas, kad gerai, bet šitą aš tau sakau tik tai taip kaip draugiai, nebandyk manęs išduoti, aš žinau, kas vyksta. Tylėk, nieko nesakyk, reikia daryti situaciją, nes šitą. Jonas tai kaip Jonas, jis senės dėdas, bet Rimantas nori gauti valdžią. Tai reikia dabar už tai būti vieningai, Vilma, bet mane dar kartą išduosi, tai žinau, kas pasisakė negyventi. Aš pati galvoju, ką dabar daryti, žinai, po tų nesąmonių. Tai už tai dabar sakau, pasibučiuojam, toliau važiuojam, bet atsimink, aš stebiu viską, aš labai matau daug, aš tik tai tyliu. Ir dabar šitų momentų jinai įsigando. Ir Ernestas įsigando. Bet jie norėjo padaryti, ką tu matei, kad jūs nereikalingi, kad čia galėjau durnių susistatyti ir dabar judinam 10 ir imam už pinigus. O man Ernestas pasakė, kad aš turiu kelis draugus, iki geras vietas įstatyti. Prieš tai dar. Aš žiūriu įsižiūrėjus, kokias geras vietas, jeigu sąrašai patvirti. Ir jie va to mūsų, kad aš Rimantui irgi pasakiau, Rimantai, neteisiškai, mes nieko nedarysim. O kaip teisiškai padaryti, sakau, nežinau, kaip tą Vilmą pašalint. Aš jam irgi. Visi nori, kad pavažiuotų, tai Rimantas ne tik tai, bet ir Gečia. Šitą Kristina gyventi tik tave, kol kas. Tai dabar, žinau, kaip ir tau sakiau, važiuok, taikykis, nežinau, čia ta taika bus tik tokia priekių, nes tai neturi kito kelio, teisiškai nieko padaryti. Tai va, bet tu važiuok ir tu eisi į tą Seimą, tik tai sakau, vat, reikia laikytis taktikos, sakyk, suklydau, bet jeigu tarybos posėdį bus ir jie šauks mūsų, kad mes išduot norėjom Kristiną, tai yra žmonių liudininkų, ačiū Dievui, Aušrinė, ačiū Dievui, šitas Algis net, Algis išbučio, aišku, nesakys, bet ir Kiselevas ir Birutė tikrai mūsų stos už tai, kad tikrai visi matė, kaip Kristina mūsų išdavė. Jis spaudė ir norėjo išspausti ir įspjauti. Ta visi matė, bet šiandien dienai to mes neeskaluojam. Kristina, sakyk, viskas gerai, einam toliau ir dirbam. Jeigu, aš labai žinau, aš net nustyrau, tai gerai, kad aš ilgai šnekiu ir nežinau, kad atsipalaidavo ir įsižiau ir sako, man sako, kad jūs abidvi susivienijot ir norit mane nuversti. Ir aš pradėjau galvoti. Sako, tai kam tas, bet, sako, viską išdavė, sako, jūsų tas švažo dokumentas, o tas švažo dokumentas iš vis neprikau. Jinai pati šaukė, reikia, kad aš nevedu į Seimą, sakyk, aš tai negaliu žmonių palikti šitokios gvardijos. Ir sakyk, aš pasakiau, kad aš vedu, paskambinau, sakyk, švažo ir pasakiau, sakyk, kad Kristina neveda, tai sakyk, ką turiu švažas daryti, Kristina neveda, aš vedu. Tai negi mes turėjom, kad Kristina neveda 130 žmonių palikti ant gatvės. Kristina neveda, visi neinam, taip negalėjo būti. Jeigu pirmininkas... O tai pinigų negavot vakar nieko? Kristina visą gavo kreditą ir viską sumoka. Jau dabar kaip prisišiko į kelnes. O dar iš jų neieškojo nieko? Paskui neieškojo. Viskas, žinau, gerai, iš tikrųjų man davė žodį, aš vakar sakiau, Kristina, jūsų žodis, mano žodis. Žinau, kad jinai tikrai bijos, nes mes jau pamatėme, ką galim padaryti. Ir tu, kai dar pasakėte apie tą prokuratūrą, apie viską, nebijok tas Rimas, tai jisai yra kietas, kol jis bijos apsišikti irgi. Žodžiu, situacija tokia, kad viskas gerai, jie teisiškai nieko negali padaryti, o neteisiškai bijos. Ir dabar, tai dar į 20 šauk susirinkimą, mes 13 dieną išnekėsim, tai Vilma savo, kad neteisėtas, mes čia nieko negalėsim padaryti, dar 20 dieną po 2 savaičių šauk vieną tarybos posėdį, jeigu čia nematys, kad būtų teisiškai. Tai 20 dieną, tai gal mane nuimti reikės, nes aš tai mane nuimti gali tarybą. Viduriniai nesupranta, kas tu tarybos įdinėgi. Kaip Hebra pakels vyje, tai baigsi viskas. Tai va, Vilma, matai kokią situaciją. Viskas ne, kad Kristina mūsų Ernesto nori išdurti, tai kaip 1, 2, 3. Kad nesitikėjo tokios mano reakcijos ir tavo, irgi 1, 2, 3, tai dabar reikia kažką kaltų padaryti, kad čia netaip suprato ir kad čia Kristina išdurė. O du pesliai sėdi ir laukia maitenų. Ir kad šiandien, kad jie laukia, nieko nesako, priduodam dokumentus, Vilma, iš viso apie nieko, kas ką sakė, nepėdama, nepijūna. Mes apie tai vėliau pašnekėsim, kai dokumentai bus priduoti. Po 14. Iki 14 nei žodžio nesakyk. Iki 14 galim taisyti. Iki 14 nutylam, nurimstam ir viskas. Aš jau žinau, vakarė tiek ten liūliavau, tiek aš jau ten liūliavau. O tai kaip gali pataisyti be tarybos posėdžio, Daiva?
Nu, ką tu ten eisi ir pamatysi. Bet paimsi ir pataisysi ir vaikai spausis, sakys, daugiau negaliu taisyti. Aš pats dabar nešam protokolą, ne apie tą protokolą iš vis gerai, kad nežinau, kad jie neštų. Mes dabar nešam protokolą, prisėdėm, tai sakau, Vilma, sakau, tu dėkok Dievui, kad aš nekerštingai esu ir kad aš dar proto, kad negalima aš tokio situacijos įtiktis, nes kai pykstysi, tai paskui kažkas kitas laimi. Aš pamačiau, kad čia žinau, kiekvienam gali galva nulėkti. Tai va. O mes papuolėm pasirinkti žmonės, kurie gali labai lengvai tvarkytis kitų likimais, tik ačiū Dievui. Aš neturiu ką prarasti, aš jai nieko neskolinga. Ir aš, sakau, apsisukūrė, einu tik tai, sakau, visą laimę, kad aš pamatau, kas vyksta ir taip susitvarkiau, kad tik pas mane viskas yra. Už tai, kad čia negali tai būti. Negalima žmonių paversti. Grinai ne manęs, jeigu aš būčiau viena, tai aš senovėje čia būčiau išnešus muilą. Paaiškis, kad tuos Seimas nenori neįtų. Bet kai šitiek žmonių atvedu, aš negaliu juos palikti ledo, sakys, bailiai. Dabar jau pradėjom, turim pabaigti, o paskui bus matyti. Ir niekur jie nedings. Ir tas suvažiavimą ne taip paprasta sušaukt. Ir būk tu rami, ir viską pamatysi, viskas paplauks. Aš sako, jau neus nepykstu. Nenai čia ko pyktų, štai, kad tą dieną jinai pati buvo kalta. Tai mes patys žinom visi ir už tą dieną pykti nereikia, kad aš šaukiai, kad pradėsi partiją tolin. Tai čia yra vienintelė tavo griekas, kai jinai pyksta, bet čia iš tikrųjų yra labai didelė teisybė, kad jinai tada buvo nekalta ir gali taip kokie 4 žmonės įrodyti. O Rimantas, kaip su Jonu nebuvo, tai atrodo čia baisiai. Jie paprasčiausiai pasinaudoja situaciją, bet tu apie tuos Rimantą ir Joną šiandien nieko nesakyk, kad tu žinai, kad jie čia. Nesakyk. Iš vis nieko nesakyk, taip jau nuvažiuok, nebūk saldi per daug, nes jau įtars. Paprasčiausiai būk nusiminus, sakyk, matai, mes kaip apsivilkėm, sakyk, prieš visus žmonės partijos, tai gerai, sakyk, kad čia mažai ką žino. Davai, sakyk, nejūkinam daugiau žmonių, kai buvo tarp moterų visko būna, bet sakyk, Kristina, sakyk, jeigu mes taip dažnai pyksimės, tai sakyk, vyrai turi mūsų, sakyk, mūsų nuridens nuo postų ir bus viskas. Taip galiu užsiminti, sakyk, vyram nepatinka mūsų peštinė, sakyk, tai kaip jie susivienys, tai sakyk, paskui mums bus pačiom blogiau, tai sakyk, gal davai einam draugiškai, nesipykstam daugiau, visi padarėm klaidų, taip ir pasakyk, sakyk, visi padarėm klaidų, visi turim ką prisimti, aš vis nesakiau, mes visos čia kaltus. Jinai sutiko, jau sako. Tai, aš sakiau, kad aš sargybinis šuo ir tikrai neleisiu be reikalo draskyti žmonių. Mes čia pačios, tai dėl manęs galim ir gerklės persikas, bet kad žmonės nežinotų, žmonės už mus nebalsuos ir kitų neprašys, jeigu jie sužinos, kas čia vyksta. Va, vienintelis dalykas, kad turime stovėti kaip štikai. Žmonės pamatys, kas vyksta, tai kaip jisai už mus balsuos ir dar kitų prašys. Mes pralaimėm rinkimus iš karto. Tai reikia tokį turėti omeny ir Kristinai sakau, tai jūs pagalvokit. Tas sąrašas visas šiaip nejudinamas, kas moka, kas nemoka, din moka, nemoka, čia mūsų balsai. Čia mūsų balsai. Emigrantas turi 3, jau vakar emigrantas skambino pasigirti, kad jis registravo į rinkimus. Ar 3 vienmandatininkus turi, ar 6 dabar nežinau. Ir 30 žmonių turi visą sąrašę, ar 6 žmonės turi sąrašę. Aišku. Gal 30 žmonių, vakar pasigyrė. Bet jisai Edipą pats nevedė su dokumentais, pridavė, tai šiandien važiuoja atsimti Edipo. O ką man Daiva daryti dabar, aš ten sumokėjau grinais vakar, tai aš bėgsiu į šitą VRK, bet yra kur man bėgs svarbiau, gal žinai 9 VRK paskui Kristina susitikti, nes aš bijau, kad aš kaip pasivėlinsiu paskui, nes gal ten kokį prašymą reikia parašyti man. Taigi tie pinigai tik ant 12 pasių kasoj bus, tikrai gali laisvai pirmą važiuoti su Kristina, parašysi prašymą, kad tau sugrąžintų tavo sąskaitą po rinkimų ir viskas, nieko neprapūsti, pinigai būk rami kvitą turi. Neprapūsti pinigai tavo tikrai. Susitari su 9 su Kristina, tai tu jau dabar rami būkai belgas, nes jie yra pastatyti į savo vietą visi. Kad tu būtum viena arba aš viena, arba mes teisės biškai nesuprastume, tai būtų. Jeigu mes dabar paleistume balą ir pasakytume darykit, ką nori, tai žinok, tai būtų padaryti, ką nori, tik taip. Kaip aš visą laiką sakiau, kad turi viskas pagal įstatus, turi viskas pagal įstatus, jau jie nebebijo visi. Ir Rimantui sakiau, darykit, ką norite, jeigu taryba balsuos ar dar kažkas, tai tik sakau, turi viskas būti pagal įstatus, nes visas kitas, sakau, bus negaliojantis. Sakau, teisingumo ministerija kaip pranešti, aš Kristinai sakau, tą galioju, negalim daryti nieko nepagal įstatus. Pranešti teisingumo ministerija, sakau, tai pakratys mus gerai.
Gerai, Vilma, vežu vaiką. Tai sakau, bet jau jokių šnekų, kas ką sakė, kas ką galvoju, tik susitaikymas.